Antanas Škėma. Balta drobulė. Romanas. Palaiminti idiotai, nes jie yra nelaimingiausiai žmonės žemėje. Didžiausia išmintis lyg kvailumas, didžiausia gražbylystė lyg mikčiojimas. Lao Tze. Lapė vargonininkas mikčioja kalbėdamas, bet giedoja jis gražiai. Iš žmonių pasakojimų. Įvadas. BMT Broadway Line ekspresas sustoja. Antanas Garšva išeina į peroną. 3:06 popiet. Jis žingsniuoja pitušių peronu. Dvi negrė žaliom sukniom stebi išeinančius. Garšva užtraukia škotiškų marškinių ziperį. Šala rankų ir kojų pirštai, nors rugpjūčio mėnuo Niujorke. Jis lipa laiptais aukštyn. Blizga išblizginti mokasinai. Ant dešiniojo mažojo piršto auksinis žiedas, motinos dovana. Senelės prisiminimas. Žydai išgraviruota 1864 metai, sukilimo metai. Šviesiaplaukis bajoras pagarbiai suklupo prie moters kojų. Gal aš mirsiu, gerbiamoji ponia. Jei žūsiu, paskutiniai mano žodžiai bus aš jūs myliu. Atleiskite už drąsą, aš myliu tave. Garšva eina po žeminiu koridoriumi į 34 gatvę. Vitrinose stovi manekenai. Kodėl neįrengia panoptikumų šitokiose vitrinose? Sakytum, vaškinis Napoleonas rymo užkišęs ranką už atlapą, o šalia jo vaškinė mergaitė iš Bronkso. Suknios kaina tik $24. Tik, 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 tik. Širdis per greit plaka. Noriu, kad sušiltų rankų ir kojų pirštai. Negerai šalti prieš darbą. Mano kišenėje tabletės tvarkoj. Daugelis genijus sirgo. Džiaukis, tu esi neurotikas. Knygą rašė Louis Ebish, MD, PhD. 2 daktarai viename. Dvigubas Louis Ebish tvirtina Aleksandras Didysis, Cezaris, Napoleonas, Michelangelo, Paskalis, Popė, Poe, O. Henry, Walt Whitmanas, Molieras, Stevensonas, neurostenikai. Sąrašas įtikinas. Pabaigoje daktaras L. Ebish ir Antanas Garšva.